Turime pirmą automobilį, turime čia. Algis paklausė, koks automobilis. Nu, Algi, sakyk. O galite pakartoti juoką, nes jis man būtų. Čia yra laimingo ownerio. Dabar tai įdomu bus. Žinai ką, Kosi, turi powerbanką su jam pasiėmęs? Jo, tai gerai, tupėm čia neįs, tada pasiėmėm daiktus, triukę pasiėmė, aš pasiėmiau, vandens paėmė. Pirmą nuotrauką, tai ganą priparkuokit čia dar. Jo, tai va, tai žodžiu, turime startą. Tu aš pasidėsiu mikrofoną, aš matau toksai kaip visas influenceris. Ir važiuosim to jaus. Tai va, tai žodžiu, aš pasiėmu savo daiktus. Jau pirmieji reikiuojasi mašinos ir važiuosim. Tikiuosi viskas alles very good. Starteris nesuka, kas yra? Tai žiūrėkit, trumpa instrukcija, jūs jau paaiškinot Algirdui, o parodėte visus režimus. Tai dabar čia yra Blade režimas. Ta prasme, stabdo jinai prašiau negu kitos mašinos, o greitėja... Kietesnis stabdžiai, sportiškesnį tapo. Ne, jie, ta prasme, turiu pasakyti, kad mašina sunki ir jinai stoja lėčiau. Gerai, čia mano. Bet tai mes turim vieną. Mes jį turim? Tai čia... Gerai, tvarkoti. Viskas tvarkoja. Kanalas sureguliuotas, mes pabiškai važiuojam. Svarbiausia ant šauto ribotkę. Nu. Pirmųjų pažintis mano su Tesla Pleidu. Mašina be sielos. Gerai, Algi. Iš tikrųjų šis krepšelis... O, žinių radijas iš karto pam. Kaip čia smažinti? Ir Lietuvos investuotojams tai yra absoliučiai visos įmonės gali. Aha, nereaguoja. Čia taip suveikia. O kur kurcilka? Na gerai, čia nėra kurcilkos. Patildom? Tiek būtų apie... Mes nuo ryto, taip, žinai, ramiai pradės. Plačiai nori fotkinti. Ai, palaimės šitą. Tai eisim grupinę fotkę, tai gal čia bus kažkokia. Na gerai, neskubam, dabar žiūrim, kas čia vyksta. Nesijaudini? Jaudinuosi. Nebaisu tam? Svarbiausia, kad čardžeris būtų. Žiūrėk, tu turi telefono čardžerį? Turi. Čia matau, štai iškištas. Jo, man reikės įkišti. Tavučio ekipažas girdi. Ne Tavučio, atsiprašau, taisus Ivanulės Tavučio ekipažas. BMW ekipažas irgi ryšyje. Aš pirmą kartą sėdžiu, Pleidį. Aš kaip supratau, čia patikėčiausia Tesla. Nesit žinutės, kalbėkit automobiliais, ne visi gal vardus. Žiūrėk, čia gal čaržas yra tavo telefonui. Tai nuo šiol esate GT4 arba GT3 arba M2. Nu gerai. Pleidas, viskas all good. Nu gerai, tai ką, varom? Turime tokią situaciją, kad romantiška muzika. Vairas, dar kaip dėmesį. Cool. Super sport, super formulė. Ir priešas mūsų yra Porsche'as. Tai va, ramiai išsistartuojam. Dabar jau susirikiuosim į vorelį. Ir tu pamatysite daug gražių vaizdų. Tikriausiai bus didelė tikimybė, kad užmesta kažkokią foninę muziką. Tokia tun, 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 tun. O dabar kol kas su šypsenom judam ir... Klausyk, mes esam auto-influenceriai. Tai jau tai mes apžvelginėjom mašinas ir žmonėm pasakoja. Tai tie, kurie žiūrit, tikriausiai įdomu žiūrėti, ką mes čia pasakojam. O aš šiandien papasakosiu jums viskas, kaip yra. Žinokit, mašinų nepjaustysim. Daugumą mašinų vairuos Algis, nes aš jo pasitikiu. Tik tais man tas pasitikėjimas turi ribas, nes jisai daugiausiai yra važiavęs bekelėje. Tai šiandien tikrai bekelės neturėsiu, nes... Madžią, ką tam nebekelė? Nu jo, čia taip. Tiesos irgi yra. Nu ką? Ja. Jaučiasi traukas kažkas. Ta prasme, traukia. Aš žodžiu, traukia. Ta prasme, kad... Tau irgi to taip yra buvę, ar ne? Tokios traukos, ar ne? Jo, reikia... Čia jo. Labai traukia, žinok. Tai pirmieji posmai. Traukia. Muzika, traukia mašina. Žodžiu, taip yra. Tie, kam įdomu, koks gabalas. Honey Dijon
body on the floor. Only Dijon. Dijon, va taip, Dijon, švelniai. Kokį čia greitį rekomenduoja 90? 90. Žodžiu, Algi, mes kaip maži vaikai, kaip paspaudžia, o trumpą kilometrus rodom. Negaliu, nes vidutinio greičio Tai mes iki 90 galime. Tai žodžiu, kaip pats galingiausias paspirtukas. Gerai, žodžiu, nežinau, čia aš sėdžiu tyliu. Tas, aš turėjau 1000 arkliagalių mašiną ir mano mašina... Ir mano mašina 1000 arkliagalių yra pavėsyje. Žodžiu, nuo to, kas čia yra. Mums romantikos, mes su Algiu norim. Opa, va tai va. Labą dieną. Net ir muzika tokia romantiška. Dabar nelies mano kojas. Geras. Ką dar pažiūrėk, kas ten yra? Dar yra ten disko. Tai davai, ateinam į disko lauką pasižiūrėsim. Taip, jaukumo maudas. Mes čia dabar, kai nusivežė mergikė į miško miestą parodė, tada gali va šitą va tokią režimą jungti jai. Einam dabar į lauką, pajungiam šitą režimą vakarėlio. Ar čia atsidaro? Atsargiai. Mes dabar paleistą diskoteką. Kaip diskoteka čia pasileidžia? Mes dabar bandom aiškinti, kaip čia diskoteka, nes romantikai tenais, kur yra... Viską paliekat taip, kaip yra ir keliaujam. Gerai. Algiu. Popkornai spraksi, šypsenos yra. Ir, žodžiu, turime dabar BMW M2 pas mumis. Kartą drąsiai galiu pasakyti, kad čia yra sugriuvusių stogų sostinė. Aha, visi žiūri, kas čia per renginys, kas čia vyksta. Čia prasuko ratus, ką? Argi? Eik tu. Didulis kamerą net pasiėmęs fotkino, kaip čia kas. Žodžiu, važiuojame ilgo 15 minutę, kadangi gazo paspaus labai negalim, bet mašina labai agresyvi. Iš Algio šypsenos galima spręsti, kad jam patinka. Domina. Toliau dabar biški toksai, žinai, interior design solutions. Turime sport lankus, jinai yra skirta sportui. Ir ką? Mašina visur carbon fiber. Nedulis traktorių. Baigėsi kur. Iškai nespaudžia greičio, kad neužtruktų karvės ir po to pienas būtų nuo popkorno nesugyžęs. Iki pleido tiksliau. Pleidas irgi galite šiek tiek arčiau važiuoti. Tikrai gali. Žodžiu, aš esu kaip panelė, kurią veža ir šypsausi. Šiandien esu gražus. Tikiuosi, kad nereikės vakarė, jeigu Algiui už tai mokės. Vyksta kermošius, galima įsigyti bulvių, viskas. Ten už mūsų nugaras liko Massimo Dutti lopatynas, Zara vietinė, ten kaip tai nori. Ir va, turime čia vietinius politikėlius, kurie nori. Kur ilgus metus vykdavo kartingų varžybos. Ir čia Pauliakas šneka su mumis. Bet praeitais metais susigrąžino jį valstybė ir dabar galima jį išnuomoti. Kaina nuomos, bijau pasakyti, bet tikrai nėra maža ir šiai dienai daugiausiai čia vyksta kartingo varžybos. Porsche Taycan. Taip, gerbiamas Algirdai, kaip jūs jaučiatės? Keleivis. Dabar Algirdas pabus keleivis, o aš pabūsiu vairuotojas. Žodžiu, tuo reikia pašildyti variklį. Dizelis, girdite, kaip užsivedė? Svarbiausias. Tai va, tai žodžiu, kad mano bus pirmoji patirtis, Taycanas, pakrovė ir ieškosim super sport režimo, tikriausiai. Nu, aišku, aš juokauju, o gal ir ne. Tai Algirdas pafilmuos,
Pažiūrėsim, kokios čia pas mūsų emocijos. Ar geriau negu pleidas? Nu, matau pasakysim. Šiaip jau žinom, kad važiuoja mažiau. Bet sakė, yra kitų gerų privalumų, nes matomai Porsche'as turės piktus stabdžius. Laikyk, ponas Algirdai. Aš užseksiu diržą, svarbiausia saugumas. Ivanulė, saugumas Ivanauskas. Taip jau. Varom paskutinį mes. Raciją mums duos, ar mums jau išsikrovė raciją? Kas tiesa apšiūrė? Žodžiu, turime dabar, kas įdomu šitoje mašinoje, yra 2 ekranai. Vienas čia ir kitas tenais. Dar 3. Tai žiūrėk, 1, 2, 3, 4. Normaliai? Normaliai. Bose aparatūra. Čia važiuoja Hebra. Svarbiausia, kas man įdomiausia, laikrodis. Nu, tipo, verslo klasė, pavadinkim taip. Va, liuko nėra, bet prabanga maks. Mūsų šitais tepuotom rankom. Vietos galia, žiūrėk, seniai yra. Normaliai, būtų galima. Deščius, tai tavasi jau būtų karaliauti. Tuo pažiūrėsiu, kokios yra temperatūra. Nu, temperatūra. Kas mums aktualu šiuo metu? O, prašau. Aukš. Gerai. Kas čia dar mums Algirdai pažiūrim? Yra galima pažiūrėti. Sakau, bežinokit, jo. Bet pats klausimas įdomu, aš tai nematau, kiek dizelio yra, kiek čia čia galima. Ai, čia žiūrėk, pasikėlė. O, taip. Ne, liktais turėjau, ar ne? Kaip čia viskas įdomu? Paukšti? Palik čia tą? Tai davai sportą paliko, po to išvažiuosim, kai pasakysim, tada įsijungsim labai. O, žiūrėk, čia galima pasikilnoti ir mašiną, lower, higher, lift. Medium. O tai liftas jau mes nenaudojam dėl to lifto. Nu, kolegos važiuoja. O ką mes kaime? Nu, davai, laikyk Algirdai. Turim čia tą išvažiavimą. Tai žodžiu, mano dalykas, sėdėjimas, žiauriai patogus, vairas, ačiū Dievui, yra elektrinis, susireguliuoju. Aš kaip trumparankis, šiandien taip pasidariausiu. Šiaip iš prieš tai buvusios mašinos mes dabar galim ją palyginti su pleidu. Tikslios kainos dabar nežinom, bet aš galvoju, kad Porsche'as yra brangesnis, bet sakė, jeigu dėvėtas, sako, super ten kainos nelaiko. Tai va, tų ekranų čia dabar gyvas gavos 1, 2, 3, 4. Tai va, tai žodžiu, ir taip, tai tie ekranai, tas laikrodis su rodiklyte, beinančia natūraliai, žinai, taip jau išsiskiria. Greičių mes čia dar nepamėginom, realiai žema mašina. Gerai, dar palaukiam. Žodžiu, čia teoriškai turėtų būti geresni stabdžiai, ant daug. Ta prasme, keramikiniai, jo. Jau Porsche'as iš karto eina rimčiau negu. O, va čia jau panašiau. Iš karto seni. Geriau. Va čia tai jau, va čia dabar tai eina. Aš nežinau, čia gal kelias sekundės. Iš karto mes 600 bumkš, tuoj pavažiuosim. Bet ir garsas toks, kaip kraunasi batareika. Oi. Nu gerai, žodžiu taip yra. Kadangi plaido aš negavau pavairuoti, o dabar gaunu pavairuoti šitą. Ta prasme, palyginti, sakau, net spiriant sankabą per štukinį Nissaną ir štukinį BMW'ą, tokių efektų, kas čia ką tik įvyko, ne. Nėra, nežinau, čia, ta prasme, čia viskas yra kitaip. Čia šneka žmogus, kuris yra benzingalvis, kuriam patinka mašina su siela. Bet tą tokį wow efektą, kurį, va, tarkim, man yra sunku pagauti, tas pats ir buvo Algiui, kad mes jau daug mašinos važiavę, daug visko matė ir dabar, kad mus čia taip padarytų, kad mes čia būtume ten tipo wow, sunku nustebinti. Nu, bet plaidas tai ten buvo kažkaip iš karto, ten mums supratom, kad pasaulis gali suktis į kitą pusę, negu mes pratę. Mes neturėjom tada Hurricane. Nu, gerai, važiuoja. Bet poskui parodysiu. Su Porsche galima poskui surodyti. Nu, žiūrim. Tai ką jis bėgi čia net? Nemanau, vienu bėgiu, kai 150 iš karto paukšti. Kiek čia sekundžių buvo seni? Nedaug. Toks kaip ant vieno bėgio viskas įvyko, žinai, ir nuvažiavom. Nu gerai, man malonu, tokie šiurpuliukai nuėjo. Norėtųsi, kad kažkas riaumotų, bet viskas čia labai gerai. Gerai, patinka. Gerai.
Ja, das ist fantastisch, das auto, čia Volkswagenas, kaip tik praktiškai. Tai, nu gerai, čia, ar važinėčiau? Nu jeigu jinai kainuoja, tai ne kosmos reikės skelbimus, jei pažiūrėt, bet tarsi būtų įmanoma važinėti. Gaila, kad ten 300 kg, gal jinai važiuoja, nu neypatingai daug. Dabar rodo 210 pas mane. O, čia daiskai nukrito pas mane. Bet tas garsas toksai girdė, bet Teslai buvo kitoks. O kai tu kai sėdi tau, ta prasme, taip, nežinau, ar šitas sėdinti labiau apgobė, negu ten buvo prieš tai. Stipriau tas ir efektas. Aš girdžiu, kad Porsche'as taip spaudžia dugną, o mes va čia tiek biškį paspaudė, iš kito Porsche vejamės. Tai, nu, taip turėsim palyginti su GT3, bet aš manau, kad jeigu jisai ten spaudinės dugnais, tai mes jo nepaleisim, nepabėgsis nuo mūsų. Rezumė, dabar važiuoju su šitą mašiną 10 minučių. Per 10 minučių čia daug ko nesuprasi apie tą mašiną, kas čia vyksta, bet peršasi kelios išvados. Važiavom su ją, jinai yra labai žvėriška ir va čia paspaudė ir iš karto lekia. Jinai yra komfortabili, kas taip jaučiasi, nes tu važiuoji dabar ramiai ir ta mašina jinai realiai važiuoja taip, kaip reikia. Tai jeigu tu nori kažko biškį sportiškiau į posūkį važiuoti, drąsiai gali važiuoti ir nesukti savo galvos. Bet man, pavyzdžiui, tarkim, pavyzdžiui, šitie ekranai, kurie yra, jie yra faini. Viskas yra gerai, bet kad čia būtų kažko super prikrauto, gal čia reiktų viską išsinagrinėti iki visko, tai taip negaliu pasakyti. Kas dar tokio, kuo skiriasi šitą mašiną nuo kitų? Ta prasme, stabdžiai labai stiprus, vos paspaudį lekia, vos paspaudį stabdį, tiek, kiek tu nori, taip, kaip tu nori, ir viskas čia vyksta labai poršiškai. Manau, kad čia būtų žodį galima pritaikyti preciziškai. Tai su Algiu čia prisimaigėm panotkiai, pasižiūrėjom, tai pasme, realiai kaip ir gražu. Super, kad būtų daug vietos, nes, pavyzdžiui, mano akimis Teslai buvo daugiau vietos. Pačioj, pasme, tokiam savonė, čia viskas taip atrodo, viskas yra subrukta, bet dabar normų režimas, jinai netokia, nesuper, aš kai jungi Sport Plusą, tada jinai visiškai jau tampa žvėris, toks jausmas, kad kiek tu paspaudė, taip ta mašina priekį tiek ir pavažiavo, nėra to palauk, nes aš kai lenkiau mašiną, netoli mašinas buvau, paspaudžiau ir iš karto prie jos buvau, bet minusai, ką žinau, nelabai mes matom kokios, bent jau aš minusų, man patinka, nežinau, dabar nebandžiau, kaip čia tas linijas gaudo, kaip čia ta vieta, bet įdomu, sakau, koreliuojant su kainos ir kokybės santykiu, kaip su Tesla, tai dar pabandysim porą kitų mašinų, bus daugiau galima pasakyti. Antrą pagal brangumo mašiną pasiklausėm, sakė, galima tokį Taycaną nupirkti už 90, galima surasti, priklauso nuo būklės, nes kadangi išėjo naujesnis, tai šitas jau yra toks netokia ten kosmosos vertė. Bet, išlipus iš to, toks visas pasikūręs, atrodo, kad su gera mašina. Dabar sėsim į GT4, tai žodžiu, GT4 atrodo, svarbiausia reikia pagazuoti. Algi, tenais nėra šitagi variklio. Reikia kažką dėti. Ne, nereikia. Viltis ir svajonės. Tai va. Vaikai gavo bamsą su popkornais iš karto, žinai, kiek smagumo Porsche fanai popkornus pašaudys. Ne, vairuos Algis. Dabar iš kur tą? Iš karto. Gal tave iš galo pafilmuoti? Čia kažkas sugedė, ne? Jo, kažkas garsai tokie. Aš gaudau internetą dabar. Tai Algi, įskaityk, kad yra žiema. Algis, šiek šypsena iš karto, bam. Iš arti pritraukiu, zoomą padarau. Algis dabar gauna pagazuoti, popkornų fanas. Nu davai, Algi, varyk. Varyk, Algi, gazo. O aš dabar, kaip dama, sėdu į keleivio poziciją. Wow, čia taip sportiškai viskas pakrito. Labą dieną, Algi. O čia šiekus, čia su šitais, su viskuo. Nu, davai, tėvai. Kaip netraukė. Dėka. Ei, tu seni. Po visų to električko
čia mes dabar nevalit. Čia dviratis, ta prasme. Tai Hebra dviratis. Bet čia važiavom, nedaug čia važiavom. Kelionė su Algirdu po pažintinį kelią po Europą su Porsche GT4. Realiai čipuotas Passatas, kuris gražiau skamba. Jokaujam visiškai tąse mašiną traukia, bet kai nulipom nuo Taikano, tai dabar kita pasaulėžiūra vėl turi grįžti į normalias ribas, nes Algis kasdienai važinėja su 600 pemarklių mašiną kažkur, 600 šiam sumažinau, o aš su 450. Tai žodžiu, Flat Six jau panašiau kaip į mūsų, bet elektrinės mašinos čia buvo kažkoks next level, ta prasme, Taikanas man buvo wow, o Pleidas čia kažkas ten išvis į kosmosą. Satiks nevalė, čia dviratis, ta prasme. Jo, mes žodžiu, Gediminas Nidurnas rado 2 mygtukus, sportą ir duslintuvą. Žodžiu, tie mygtukai biškį pagyvino visą mūsų gyvenimą. Belekai pagerėjo, ne? Nu, patinka jau dabar geriau, ne? Bet GT3 mane dar nustebino, kad ten nėra drono jo. Geras klausimas, kur dešių reikės kištinės. Dešios čia realiai prie gesintuvo turėtų būti. Labai įdomus automobilis. 3000 apsakų, ne? Skanu, ne? Oi, skanu seniai. Du vyrai, kurie neturi vaikų ir supranta, kad geriausias dalykas tai yra mašina, kuri gražiai skamba. Algis susipažįsta su GT3. Lietuvoje vyksta vienas didžiausias statybų tiek vakaire. Ganėtinai paprasta viskas. Čia mes jau biškelį pasireguliavom. Svarbiausia emocija. Iš tiesų važiuoja mašina labai neblogai. Ir nežinau, kaip tau, kaip pirmas įspūdis? Labai patiko. Faina. Žiūrėkit, kaip gražu, miela, malonu. Bet kad didelė žiauriai trauka būtų irgi nėra. Nėra to tokio super efekto. Ne, nu po tų visų super električkų, dar negalim vis pasakyti, kad čia būtų labai žiauriai fainai. Bet faktas, kad jinai stovi ant kelio geriausiai iš visų. Čia faktas, ta prasme, pripažįstam net be konkurencijos. Nes jeigu variklis netidirba elektromobilio tos traukos efekto, tai ant kelio čia yra kažkas tokio, kaip labai stipru. O, šiek tiek aš biškį langą galiu prasdaryti. Bet kokybė, viskas, taip gal čia trūksta to tokio būtent to naujoviškumo, bet ką žinau, matai, taip žiauriai gerai čia viskas yra, ta prasme, paprasta ir net muzikos nereikia, mes va su Algiu netidėjai, čia 10 vietos jau būtų. Važiuojam savo ramiai. Ta prasme, pats tas Flat Six variklis, nu jis geras yra. Čia 3.8 modos. O, bet tai kažkaip keista. Labai panašiai kaip GT4 iš to. Panašiai nėra, taip, kad būtų, žinai, didžiulis skirtumas, kad va, atsisėdam GT3 ir iš karto būtų tas. Tikrai galvau, kad bus. O kusi kaip tau sėdinės, aš šitokės sėdinės. Gerai, viskas. Kaip namie. Geras ofisas. Su labai gražus, ramus vakaras ir lietuviška gamta, toks auksinis, fainas rudeniukas su galinga mašina ir vat, atrodo viskas labai tai neblogai. Jausmas, maladėt. Neturiu laiko, net šnekėt. Algirdas šypsina. Algirdas realiai ištampė savo veido raumenį
Labai gerai. Labai gerai. Romantika maksimaliai. Kažkaip kartu moka fizikai paprieštarauti. Su GT3 nei tą pusę sukiai, tai vis tiek išvažiuotų trasą gerai. Tai tiesiog kažkokia tokia kosminė. Kiekvieną momentas. Žodžiu, kur visas gerumas yra, kad tiesioji, taip, bet kai tik į poškas įlenti, kai viskas taip iš krašto nuo krašto ir tai va viskas manualiai, čiung, susijungi viskas taip, net dainas dainuoja. Ir čia toks jausmas, išvažiuoja iš poskio į kitą poskį, skersą dar nori dar gazą duoti. Ir taip sako, seni, varyk, žinai. Gerumas. Gerulė. Gataiškė 3 yra dasis fantastiš. Sukurta sportui, kuomet lenktynininkas sėdi tokio mašinio, mano širdis net ir šalia sėdint dainuoja, tai čia Algiūnė pas mus čia iš vis su va taip, alles good. Žodžiu, kartu važiavom, turėjome gerą dieną, realiai... Labai gerą, netikėtai, nesitikėjau, kad ant tiek bus smagu, tikrai. Žodžiu, taip, turėjome visas mašinas, skirtingas, pavairavom ir... Žodžiu, savo gyvenime atradome naujų tiesų. Bet netikėtų. Tikrai. Negalvotų, nemanytų. Žodžiu, gavome tokį, pavadinkim, super automobilį, Pleidą ir Taycaną, Porsche'as. Ir kiekvienas turi savo pliusų ir savo minusų. Ir mes turėjome ilgas diskusijas, kuri mašina geresnė, kuri prastesnė. Po Pleido ir po Taycano atsisėdom į GT4. Mes, kaip Vanulė minėjo, labai mėgstam benzininės mašinas, tas elektrinės atrodo nieko nesąmonė. Pasikeitė nuomonė, tikrai. Pasikeitė iš tiesų jo, nes ta prasme ten tokios, taip viskas. Kas ten per trauka, tai iš vis nesąmoninga. Ir ta prasme mes padarėm dar išvadą, kad jeigu paimtume Taycaną, dar pasikalbėjom su Tėvas Racing, sako, Taycanas ir trasoj važiuoja labai neblogai. Net ir šlapioj, ir ant kiek ten visa ta dinaminė važiuoklė, ten viskas, ten kažkoks kosmosas. Kur gerumas yra viso šito reikalo, tai yra, kad galiai yra daug vietos. Aš, pavyzdžiui, atsisėdus tą mašiną, jinai, tarkim, būtų galima... Tik ir bagažiniai net irgi yra nemažai, ten visko galima. Ten visko galima. Ir tarsi, kad nebūtų ar sunki, ar kažko minusų. Tai kiekvieną posūkį važiavau, aš vairavau ir tas kiekvieną posūkį važiavau, toks, kad kiek besuksiu, tiek jis ir važiuos. Nes, pavyzdžiui, GT3, tai čia irgi šypsina akyse, mašina, belenkia, kai maži vaikai kikenam, ta prasme, tu. Atrodo, užsineša, paslysta į šoną ir dar sako, varyk, tėvai, dar nori. O tai žodžiu, tiesam kelyje, bet tik tai reikia su klapkiam, ne su mechanikė. Susikeliam sūkius ir tada važiuojam. Nuo didelių sūkių tik tai smagu važiuoti, nuo mažesnių, nėra taip smagu, bet su dideliais sūkiais ir ant greičio, ir ant posūkių, tai wow. Jaučiu, kad dėl to yra geriausia vienas iš tų mašinų. Šiaip iš tiesų GT3, jos negali nemylėti, aš manau. Bet koks žmogus, BMW fanas atsisės į GT3 Porsche ir sakys, čia mašina. Ta prasme, ten, nežinau. Išsėdus iš to Taycano, tai ką aš norėjau pasakyti, dėl tų multimedijų, ant kiek ten fainai, tie 4 ekranai, ten viskas. O čia, nieko nėra, bet tai, kad tu neturi laiko net žiūrėti. Nenori, net muzikos neklausėm, žiūri į kelią, žiūri į posūkis, nusimeti, spaudi, vairai skersas, lupi. Žiauriai. O Taycane, pavargai važiuoti greitai, paukšt paspaudi, supranti tokį kruizą ir ramiai pakritė savo mašiną, važiuoja ir viskas, taip žinai, taip labai very good. Šiaip labai fainai, kad skirtingų mašinų buvo galima pabandyti, visko pamatyti, kitom akim pasižiūrėti viską, labai faina patirtis tikrai. Tai va, tai žodžiu, iškvėpiam, šiandien dieną buvom užsiskaito, žiauriai gerai ir labai faina tos dienos, kai tavo biški smegenėlės persikrauna ir tu pati pagalvoji, kad
Nu gerai, galima ir taip, galima pripažinti, nes aš irgi prieš buvo elektromobilius, nu bet tai tos dvi mašinos jos, nu aišku, tokias neišskirtinės, bet šiandien dar diskutavom, kad dar Kia yra faina, tai reikės gauti Kia ir išmėginti Kia, kad ten vis dėlto turėtų būti irgi kažkaip taip įdomiai. Tai reikia niekada nebūti skeptiku, o pabandyti patiem, išbandyti, o tada šnekėti. Taip. Tai gilimiai, nepamirškit spausti laiko ir užmesti komentarą, ką jūs manote apie šitas besėlės mašinas. Bet žinokit, tos besėlės mašinos turi savotišką sielą. Taip. Tai va. Visiems gero vakaro, gero žiūrėjimo ir... Kiek?